Labadienėlė, bičiuliai. Komentaruose ne vienas klausite, o kaip automobiliai iš Suomijos. Tai šiandien būtent pakalbėsime apie tai. Tik prieš tai paprašysiu pasidalinti šito video, paspausti follow, jeigu dar nesate to padarę, bei paspausti laiką, jeigu patinka tokie video. Bičiuliai, dabar kaip yra su tais automobiliais iš Suomijos. Automobiliai iš Suomijos iš tikrųjų parvažiuoja pas mus ganėtinai neblogų techninių stovių. Kiek yra tekę jų tikrinti, o tikrinti teko tikrai nemažai ir įvairių markių automobilių. Tai galiu pasakyti, kad techninė būklė tikrai yra nebloga. Būna kažkas ten kažkoks, nežinau, šarniriukas kaip pavyzdys, barška, ar ten kokią traukelę reikia pasikeisti, tokių smulkmenų būna. Bet kad būtų kažkokių labai jau taip kritinių, tai sakyčiau, pasitaiko, bet ne tiek daug, kaip pavyzdys iš kitų Europos šalių. Didžiausia, sakyčiau, su Suomijos automobiliais problema yra vėlgi korozija, bičiuliai. Korozija tiek apačioje, tiek kėbulo dalis, tiek variklio skyriuje, tiek pakaboje. Dažnai labai irgi atvažiavus, tu užsivedi automobilį, girdi, kad varikliukas dirba tvarkingai, viską parstarai kapotą apsižiūrėti, kažkur ten radi tepaliuką pabėgusi, bet realiai tvirtinimo, kaip pavyzdys, pagrindiniai varžtai, tai dažniausiai būna tikrai surūdyję, būna kaip pavyzdys ir pats traversas korozijos jau pasigavęs ir taip toliau. Tai čia, sakyčiau, būtų pagrindinė problema. Ką dar pastebėjau, tai nuo tų visų druskų būna irgi, kad atvažiuoja tikrinti automobilį, rūdžių kaip ir nerandi, tačiau yra pažeistas lakas. Tai va, sakyčiau, perkant automobilį iš Suomijos, labiausiai reiktų atkreipti dėmesį į patį kėbulą. Tai yra apačią ir kitus elementus. Kokia yra jų būklė, kas liečia koroziją. O daugiau, jeigu taip sakykime, techninį stovį neliečiant, tai tikrai galima rasti neblogą automobilį. Gerai paieškojus, aišku, kaip ir iš bet kur. Reikia pagalbos, kreipkitės Facebook'e arba Instagram'e važiuojam auto. Beje, Instagram'e keliu kiekvieną dieną storiukus iš auto patikrų. Visą laiką yra ką pasižiūrėti, taip kad kviečiu užeiti, paspausti follow, kad, kaip sakant, nepraleistumėt mūsų nuotykių. Ačiū Jums labai ir gražaus likusio sekmadienio. Iki greito.